Pagal šitą paveiksliuką tai galim sakyti, aš nupiešiau plauko ląstelę, nes plauko ląstelė ir turi 3-5 mitochondrijas. Nu, reiškia, tame mieste yra 5-3 elektrinės. Spėkit, kiek tokių elektrinių yra širdies ląstelėje, vienoje. Nu, kas pabandysit atspėti? Rita. Kažkada esi sakius labai daug. Nežinau, 100 su viršum 200. 10 000. Vienoj ląsteliai širdies yra 10 000 mitochondrijų. Įsivaizduokit, elektrinių vienoj ląsteliai. Nu, jau čia protas turbūt jau tas ir, nu, jau, kaip sakyti, išsijungia tai vietoje ir nesuvokimas. Tad kaip čia vienoj ląstelė, o mes kiek tų ląstelių turim? Tai tos mitochondrijos, tos elektrinės dauginasi ląstelės viduje, nepriklausomai nuo ląstelės. Ląstelė jinai tau gyvena, o čia gali jų daugėti arba mažėti, priklausomai nuo kelių dalykų. Nuo poreikio, nu pavyzdžiui, jeigu mieste Pagėgiuose užtenka elektros, nu tai nestatys dar 5 elektrinių, ne? Nu jeigu ir taip jau neišnaudojam. Tai gali priklausyti nuo poreikio. Pavyzdžiui, jeigu žmogus sportuojantis, jam daugiau energijos, daugiau tų mitochondrijų bus. Taip pat gali jų skaičius priklausyti ir nuo kofermento Q10 organizme. Tai čia jau vėl naujas terminas, kam naujas, kam nenaujas, tai vėlgi yra energija. Kofermentas Q10 yra energijos kaip tarsi fermentas, energijos molekulė. Ir mes patys iki 25 metų gaminam tą kofermentą Q10 ir dėl to mes esame iki 25 metų tokie energingi, nu tokie, nu žodžiu, nu įsivaizduokit, ne, nu tai skaitos ir vaisingiausi, ir energingiausi, ir nuo 25 metų žmogus ima senti ir tas kofermento Q10 sintezė pamažu ima lėtėti. Nuo 50 metų jau taip smarkiau ima mažėti ta gamyba Q10. Žmogus jau toks, nu, kaip sakyt, pasyvesnis vis daros, ar ne? 70 metų reikšmingai ima mažėti, tai nuo 70, nu, sutiksit, kad koks nors ten 10 metais, 70 metais skirtingai energijos turi. Tai va tas 70 metais jis jau dar lėtesnis žmogus tampa ir būtent tai siejama su kofermento Q10 sintezės mažėjimu, nu, kad skaitos mažiau. Ir kuo mažiau organizme yra Q10, kuo mažiau, tuo mažiau šitų mitochondrijų. Tiesiog jos nebesidaugina ląstelėje. Kuo mažiau mitochondrijų, kuo mažiau elektrinių, tuo mažiau elektros, tuo mažiau energijos. Ir skaitos Q10 organizme mažėjimas, tai yra senatvė. Nu, kaip mes lėtėjam, bet čia ne tik tai kalbu, kad ėjau ten greitai, bėgau, ne, o paskui jau lėtai vaikštau. Čia ne su tuo susiję, nu ir su tuo, bet ne tik su tuo. Pavyzdžiui, mano skydliaukė 10 metų dirbo energingai, 70, nu jau tokia, kaip sakyt, viena koja. 10 metų mano galva dirbo efektyviai, 70 jau tos ląstelės lėtai, nes jau, nu žodžiu, to Q10 sumažės, supratote, ne, esmę. Tai va, tai jeigu organizme mūsų mažai Q10, mes niekada neturėsim daug energijos. Mažai Q10, mažai energijos. Ir negana to, kad mažai Q10, mažai energijos, bet Q10 daugiausiai sunaudoja 2 organai. Ir kai jo trūksta to Q10, tie 2 organai labiausiai ir pasako, nu, kad trūksta, žodžiu, to Q10 energijos. Tai yra širdis, nu, natūralu, ne, nes širdis turi pumpuoti kraują. Ir kitas organas, smegenys. Šitie 2 maži organai sunaudoja 50% viso organizme esančio Q10, kofermento Q10. Tai skaitos kofermentas Q10 yra pozityvių minčių generatorius. Ne tik tai, jeigu trūksta Q10, ne tik, kad energijos neturi, nes širdis ten, nu, kaip sakyt, jau tokia dirba, nu, kaip tinginė.
Bet dar ir pozityviai mąstyti neis, nes nesigeneruos pozityvi mintis. Tiesiog jinai neteis. Tai reiškia, kad Q10 trūksta. Ir ką dabar norėjau pasakyti? Kodėl aš apie tą Q10 tiek daug šneku, ar ne? Todėl, kad šiais laikais Q10 mažėja ne tik dėl amžiaus. Dėl amžiaus mažėja, bet ir dar dėl kai ko mažėja. Pirmas dalykas. Kažkodėl šovė į galvą, kad tai pirmas dalykas. Rūkymas. Rūkymas užblokuoja šito fermento sintezę. Daug žmonių rūko. Antras. Nemažai vaistų. Yra keletas vaistų, kurie blokuoja kofermentą Q10, bet pagrindinis vaistas, kuris visiškai, galim sakyti, blokuoja Q10 gamybą, tai yra statinai. Vaistai nuo cholesterolio. Vat žmogus vartoja nuo cholesterolio vaistus ir jam užsiblokuoja kofermento Q10 gamybą organizme. Ir ką tai reiškia? Kad jūsų ląstelėse ims mažėti mitochondrijų. Ir kuo mažiau mitochondrijų, tuo labiau nyksta pati ląstelė ir atrofuojasi raumenys. Nesusitraukinėja raumuo. Atrofuojasi. Kas yra širdis? Jinai atrofuojasi. Ir kaip pasireiškia širdies atrofija? Pasireiškia širdies nepakankamumu. Kaip pasireiškia raumenų atrofija galūnėse, tai raumenų silpnumu. Tiesiog nebus jėgos. Nuovargis, toks tonusas krenta labai, toks kaip šaltiena darai, kaip drebutis. Jeigu Q10 galvai trūks, nebus pozityvios energijos, nebus pozityvios minties. Bus tokia tuščia, kaip skarbonkė galva. Va tokia. Tai Q10 irgi reiškia prie energijos. Ne? Tai vat, jeigu žmogus sako, neturiu energijos, tai aš iš karto jau kur vedu, tai lipidai, steroliai, trenenas ir kofermentas, kofermentas Q10. Tai va, čia dar nėra, čia pagrindiniai, bet čia dar ne viskas, dėl ko žmogus gali neturėti energijos. Magnis. Čia aš dabar parašau lipidai, steroliai, plus Q10 ir dar tada rašau plus magnis. Magnis taip pat reikalingas energijos sintezai. Nėra magnio, nėra energijos. Ir kaip dabar žinot, Deimantė, kai sako, neturi energijos, kaip dabar man kaip ekstrasensijai žinot, ko jai trūksta. Tai aš ir klausiu, kaip su tais grūdais sveikais, kiek suvalgo tų grūdų, nors čia niekas nesuvalgo jų. Klausiu vėl apie Q10, ar naudoja kažkokias priemonės, kur Q10 gali užsiblokuoti, ar ne, žalingų įpročių turi, ar vaistus naudoja kažkokius. Magnis. Klausiu, ar mėšlungis traukia, ar yra kažkoks tikas, kuris leidžia daryti prielaidą, kad magnio trūksta. Tai žodžiu, mes galim atsakyti šitus klausimus, bet jeigu trūks magnio, vėl mes neturėsim 100% tos energijos, nes nepakeičia nei Q10 magnio, nei magnis Q10, jie nepakeičia vienas kito, visko reikia. Tai va, tai žodžiu, apie magnį. Labai reikia apie magnį pakalbėti. Magnis yra antistresinis mineralas. Ir kada mes patiriam stresą, jisai susinaudoja žymiai greičiau. Tai įsivaizduokit, pavyzdys labai elementarus. Važiuoju aš autostradai ant 90. Tai man benzino išdegs, kaip sakytas, turbūt taupiausias važiavimas, ar ne? Ten tarkim, jeigu mano mašina ryja 6 litrus, tai ant 90 važiuodama aš tos 6 litrus ir išdeginsiu. O jeigu aš paspausiu ant 200 autostradai, tai kiek to benzino išdegs man? Tikrai ne 6 litrai, ne dvigubai daugiau išdegs. 10, 12, ne? Tai vat magnio pavyzdys va toks pat. Jeigu aš gyvenu su stresu, tai reikia, reiškia, 2 kartus daugiau magnio negu gyvenant be streso. Ir magnis, jisai atlieka labai daug funkcijų, dalyvauja baltymų sintezėje. Tai kokiu čia tų baltymų sintezėje? Kolagenas, žinot baltymą, ne? Tai kolagenas mūsų čia, kad raukšlių nebūtų, kad sausgyslės nenutrūktų, kad raiščiai visi viskas, žodžiu, kolagenas. Magnis dalyvauja kolageno sintezėje.
Magnis atpalaiduoja arba sutraukia raumenis. Daug jisai daro. Ir suprantat, jeigu magnis susinaudojo kažkur kitur, detoksikacijoje, pamiršau pasakyti, kepenis detoksikuoja, organizmą detoksikuoja. Ir jeigu jisai kažkur kitur susinaudojo, tai energija ir neliko. Be magnio nemiegotumėm niekas. Tai jeigu matot, kad prastai miegat, irgi reiškia, gali būti, kad magnio trūkumas. Magnio, jeigu trūksta, viduriai gali kietėti. Irgi niekas nepagalvoja. Viduriai, kad gali dėl to būtų iškietėję. Ir tada magnis susinaudoja ten, čia kaip, žinot, kaip vaikam virė košę. Tam davė, tam ir neliko. O jeigu tas pirštas yra energija, nu ir tai ir neliko. Ir tada viskas. Nu. Ir kai būna, pavyzdžiui, vaistiniai lentyna. Energijai, širdžiai, kaulams, raumenims, dar kažkam. Ir tu eini ir tu žiūri, o čia magnis, čia magnis, čia magnis. Magnį visur rasit vaistiniai prie visokių kategorijų pridėta. Bet tu nepasakysi tą magniui, eik į galvą. Jisai ten nueis, kur yra didžiausias, labiausiai išdžiūvęs šulinys. Tai va, ir, nu taip ir, tai va, čia mes šitas apie energiją matot, sakau, kaip gerai, kad dvi temos galim čia ir toliau, čiut ne valandą, energija. Nu ir paskui dar jeigu apibendrinant, B grupės vitaminai irgi svarbus energijai, taip toliau. Tai suma sumarum, reikia su maistu visą tai gauti. Ir jeigu mes sintetinių lipidų sterolių nėra, nebūna, tai tiesiog yra grūdų lapelių aliejai, jų sintetinių nėra. Šitus mes galim naudoti sintetinius. Natūralaus Q10 aš daugiau nesu niekur radus, iš tikrųjų gal jau ir pagamino, bet prieš 5 metus nebuvo natūralaus Q10, čia yra natūralus kofermentas Q10 iš kukurūzų. Fermentacijos būdu, jeigu žinot, fermentacija, tai žinot, yra rauginimas, rauginant kukurūzus, tam tikra bakterijų kultūra, išgaunamas Q10. Tai nėra pasaulyje natūralaus Q10, išskyrus neolaiką. Nu, ar tai yra svarbu? Man tai yra labai svarbu, todėl kad, kodėl man sakau labai, čia visiems labai svarbu turi būti, todėl kad iš natūralių šaltinių išgautos medžiagos, jos turi visai kitokį biologinį prieinamumą. Tai reiškia, į ląsteles patenka kaip su, nu, tas žalesis koridorius tam tikroje srityje, bet čia gal blogas pavyzdys, bet, nu, įsivaizduokit, kaip jūs einat, kaip su kokiu leidimu, nu, tai natūralios medžiagos iš maisto, jos eina kiaurai, jos, nu, tiesiog žymiai geriau įsisavinama negu sintetinės medžiagos. Ir tas pats su magniu. Tai va, tai apie energiją. Kas norite papasakoti savo istoriją apie energiją? Galite noriu papildyti, kad pradėjus naudoti Raselės vaistukus, aš juos turiu papildus, man dingo galvos skausmas, nes kada nebuvo energijos, buvo ir galvos skausmai. Super, ačiū labai, aš galvoju pamirščiau ir pamiršau, dabar ačiū, kad priminė. Ir jie dinga. Omega vartojate, ne? Buvo omega. Nebuvo? Nu tai va, formulėje 4 yra lipidų ir sterolių, ten yra jų šiek tiek. Ten yra B grupė, yra lipidų ir sterolių, dėl ko aš čia nerodau, nes nėra to buteliuko. Ir C, ne? Ir D. D. Aha. Ja. O D tai yra, žinot, antidepresantas natūralus. Irgi jisai, nu, kaip sakyt, prisideda prie to nuovargio. Irgi jeigu jo trūksta, mes jaučiamės depresyviai. Ir, nu, žodžiu, gali būti tas irgi nuovargio priežastis. Kas turite su energija? Noriu papasakoti? Arba ten.